Sveiki visi, įsijungia OptiBet A lygos rungtynių transliacija iš Vilniaus Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Čia 29-ojo turo startas, pirmosios šio turo rungtynės, kuris išties yra labai svarbus ir reikšmingas. Panevėžys kuo daugiau rungtynių pabaigai eina laikas, tuo sėkmingiau. Komanda šiuo metu yra 9 pirmoje lygoje ir tikrai yra pasiekusi įspūdingų pergalių. Čia dabar smūgiuojama yra į Černiausko vartus ir kamuolys krenta į Riterių komandos vartus. Pijus Širvys, komandos draugų apsiaustyje, glėbyje, jisai džiaugiasi įvarčiu. Panevėžys 28 minutę nukreipia kamuolį į Riterių vartus. Sarpongo perdavimas. Įvarčius antrajame kėlinyje. Dabar dar viena panevėžiečio ataka ir pavyksta ją šiaip netaip nutraukti riteriams. Čia neblogai skuodžiai prieki panevėžiečiai ir neblogas pleištas. Rastas Embo. Čia Sarpongo perdavimas ir panevėžiečiai sugeneruoja dar vieną grėsmingą epizodą. Iš Sarpongo pusės, tiek kiek sužaidė šias 80 minučių, tiek tikrai buvo pastebimas ir naudingas komandų. Čia Kačaravas pirmas sąlytis su kamuoliu ir panevėžiečiai pelno įvartį. Pasinaudoja dabar štai tokia klaidelė ir viskas. Dar vienas įvartis ir panevėžiečiai tieškia dar rimtesnę paraišką. Šiandien pelnyti pergalę ir 29 turą pradėti pergalę. Noelis Embo. Šio įvarčio autorius. Kartuojamas mums šis epizodas. Pijus Širvys ir Noelis Embo. Šie žmonės, kurie pelnė panevėžiečių įvarčius ir tie įvarčiai suteikia pergalę. Rezultatu 0-2. Futbolo klubas Panevėžys iškovojo vėl 3 taškus, vėl įveikti riteriai ir